Rusija tvirtina, kad Ukraina rengia vadinamąją purviną bombą, sprogmenį su radioaktyviosiomis medžiagomis. Kremliaus propagandistai tvirtina, kad radioaktyvių nusodrintojo urano sviedinių naudojimas yra pavojingos tendencijos dalis, dėl kurios Ukrainoje gali būti dislokuoti dar galingesni ginklai. На Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут быть использованы для создания грязной бомбы. Это 3 действующие атомные электростанции, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов, содержащие уран-238. Bet kaip yra iš tikrųjų? Nėra jokių įrodymų patvirtinančių teiginį, kad Ukraina ruošia nešvarę bombą. Ukraina neturi jokių atominių ginklų ir nevykdo jokių programų jiems įgyti. Šalis yra pasirašiusi tarptautinės branduolinio ginklo neplatinimo ir atominės energijos naudojimo užtikrinimo sutartis. 3 veikiančias Ukrainos atominės elektrinės viso karo metu tikrina nepriklausomos organizacijos, įskaitant ir Jungtines tautas. Šiame dezinformacinėme naratyve daug dėmesio skiriamo nusodrinto urano sviedinių naudojimui. Tačiau minėtuose sviediniuose yra tik nedideli nusodrintojo urano kiekiai ir nėra jokių įrodymų, kad jie turi kokį nors poveikį sveikatai. Nusodrintojo urano naudojimas nėra draudžiamas ir yra nepalyginamas su branduolinių ginklų arba nešvarių bombų, kuriuose naudojamas prisodrintas uranas naudojimu. Šio naratyvo tikslas - sukurti grėsmės jausmą, vaizduojant Ukrainą kaip agresorių, nors iš tikrųjų juk yra priešingai. Kaltindama Ukrainą, kad ji rengiasi naudoti neteisėtas nešvarias bombas, Rusija sukuria karo pateisinimą prie televizorių prilipusiai vidaus auditorijai. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patiktuko bei prenumeruokite šį kanalą, kad prisidėtumėte prie informacinio raštingumo tobulinimo.